Už mane stovi BMW iš Vokietijos už 1300 eurų. Po kapotu jisai turi legendinį MPM7, kuris išvysto 145 kW. Norėčiau padaryti 210-200 kažkas tokio su lengvai žaisliukais, bet prieš tai jį reikia užkurti. Tai važiuojam į videką. Tai su pirma pradėjome imti galvutę, nes norėjom pasižiūrėti, kas vyksta su vožtuvais. Įsiardžius viską, pamatėm, kad 7 berods vožtuvai yra sulankstyti. To nespėjau nufilmuoti, nes labai buvo viskas greitai įvyko, kamera irgi buvo įsikrovus, tai tiesiog išardėm ir vežėm šlifuoti galvą. Bet mums paskambino mano pusbrolis Vaidas, jisai irgi yra susitvėręs 335 modeliuką su ten tikrai daug atsukta arklių ir sako, tu net nejuokauk, sako, net nebandyk, sako, dėtos pačios galvos, nes kreipiančiosios vožtuvų bus greičiausiai jau palenktos. Tai ką jis man pasiūlė, jisai sako, aš turiu visą 335 gerą galvą. Tai sakau, kiek pinigų? Sako, 7 eurų. Sakau, važiuojam. Kas mane nudžiugino su ta galvute, kad 335 įsiurbimo vožtuvai yra ant 2,5 mm didesni. Tai ką reiškia? Tai kad turėtų geriau valinti. Tai jo, susitvarkėm tą galvą, kaip priklauso ir pradėjom dėjimo darbus. Dar 9 laipsnių kampą reikės, dar tiek pat. Taip. Nu, čia yra dabar baisiausia iš tikrųjų šitas procesas. Žiūrėjau. Vieną turim, liko dar 13. One shot. Turim ir 14, bet neprasčiausias. Turim. Mission completed. Viskas. Oficialiai mūsų galva yra užveršta ir galima rinkti toliau dalykus. Tai šiandien manau, kad pabaigsiu ties tuo, kad užsidėsiu turbiną, downpipe'ą iškart. Mes turim jau pasidarę downpipe'ą, iškart galiu parodyti. O į tarpą pasidarėme ir savo homemade downpipe'ą. Labai paprastai, visiškai primityviai, paėmėm iš duslintuvų centro duslintuvo kampuką tokį. Pirkom šią dalį, šitą nutekinom nuo savo, čia pirkom, čia irgi savo, čia radom garaže ir veržlę irgi pirkom. Tai nuvežėm suvirint, patys nieko nevirinom, suvirino ir turim tokį reikalą. Tai einu užsidėti turbiną, bet prieš tai jie reikia nusiplaut, nes jis labai baisi. Ir manau šiandien kaip ir baigsim darbus, nes yra penktadienis, kiek tų valandų, beveik 11 valandų vakaro, tai reikia varyti jau namo. Dedam turbą ir varom. Jau viską įsiplovėme, viską susiruošėme, pradėjau dėtis turbiną ir pamačiau, kad vienas varžtas jau yra prasuktas. Vienintelė špilka, kuri buvo išsukta. Tai tiesiog
nusipirkom didesnį grąžtą, didesnį srėgį, prasisrėgėm ir sudėjom viską taip, kaip priklauso. Toliau ėjo variklio visi tvėrimai, visi laidai, visi kiti agregatai, kas turi užsidėti. Darėm EGR dalytą, tai su tuo truputėlį turėjom pažaisti, nes nebuvo plokštumos ir jį reikėjo ten šveist, sukti ir taip toliau. Tai viską tvėrėmės ir po valiai jau dedam variklį į mašiną. Viską sutvėrus, viską sudėjus, sujungus šlangas, sujungus visus reikmius agregatus į vieną, laukia kūrimas. Bandom. Viskas, va, Karolis sėda, nu ką? Iš pirmo karto nelabai paėjo, tai pagalvojom truputėlį padėsimės jam į varikliuką įpūtus flako. Nu, važiuojam. Dar. Dar. Pagazuok biškį. Šiaip dirba tai labai gražiai. Tavėlė. Matai, kam čia grauna iki tavo. Aik jau brūžį kveitrodų. Neblogai. Iš pradžių labai kažkoks darbas buvo sunkus, reiktų šiaip iš tikrųjų pasitikrinti apie rūgštukus, man atrodo. Bet gal dėl to, kad oro buvo. Bet šiaip dirba neblogai. Pilam vandenį ir spaudžiam tapkę. Na ir mašiniukas kuriasi, viskas gerai, bet ilgai nekaitinam, nes nėra antifrizo, reikia susijungti šlangas, susipilti antifrizą, susižiūrėti viską pilnai ir darom test drive'ą. Kažkoks truputėlį garsas atsirado, bet galvoju, kad arba škyvas, arba kažkas tokio, nes kažkoks yra grengžimas, bet rizikuojam, bus kaip bus. Turim protestuoti tiek šiandien. Spust. Čia dugnas? O, kada dugnas? Aik tu na... Dugnas? Spaus dugnas. Aik tu na... Kaip su
suvėti. Spaus dugną, sako. Bet palaidam viškė, ne? Paspaudžiau dugną, iš karto suvėti. Eik, tai kiek jinai kasasi? Nu gerai, dabar dugną visiškai spausk. Dabar? Nu tai spausk dugną, laikyk. Na ir toliau kitą rytą užsikūrus automobilį, jisai labai iš tikro dūmino, užsimečiau kompą ir iškart rodė žvakių rėlę, tai nusėmėm kolektorių, įsisukom žvakių rėlę, pakeitėm kitą, pakeitėm dar 2 žvakes, jei neklystu, ir bandėm kurti toliau. Automobilis visiškai kitaip kūrėsi, galima buvo iš nakties iškart iš pusės pasukimo užsikurt, nes šiaip kaip nenaujiena, tai šitie motoriukai, mėgsta jie padūmint, pasikalatot šalti, tai jo, šitą jie turi. Ir vėl užsimečiau būtent jau šiandien, kai filmuoju video, vėl kompą ir rodo 3 žvakę, tai reikės, manau, visiškai naujas visas pakeisti, kad neturėtum jokių bėdų. Dabar pasikeitėm intake tarpines, pakeitėm pakaitinimo rėlę, purkštukus pasitikrinom, purkštukai ledas, tai dabar nėra sistemoje kuro, tai suksim truputėlį ilgiau kurs, bet turėtų įsikurti ir įdomu, ar purtysis ar ne. Faktas, kad jaučiu dūmų bus dėl to, kad ilgai suks, bet šiaip turėtų bent nevibruoti, jeigu rėlė ir žvakės viskas ledas. O, iškart žvakės suveikia. Pakaitinimo rėlė. Eik. Tu pažiūrėk, kaip jis dirba. Jokio dūmo. Super. Jokio dūmo, dirba idealiai. Dabar varysim dar prasivažiuot truputėlį, nes gale sutvarkėm dunksėjimą, nes labai dunksėjo. Tai važiuosim prasilėkti, žiūrėsim, kaip dabar valdosi, nes prieš tai valdymas tai buvo visiška tragedija. Turiu nupirkęs didelius Trojkiai Silentus, nes tikrinau, tai visi pabėgę. Nešam dabar pas vyrus, kad perpresuotų, nes dabar mašina yra pas juos palikta. Jie išardys priekinius ir galinius amortikus, aš išardysiu iš Tomšės M Sporto amortikus ir apkeisim vietom. Tai prie to pačio Silentus irgi perpresuosim. Tai grįžo ratai, šiaip iš tikrųjų tikėjausi, kad bus truputėlį gražesni, bet čia matau, kad šitas tai visas nukramtytas, visi šonai, šito irgi, bet mažiau, nors ne, šitas irgi, šitas irgi va matosi. O priekinis, vienintelis toksai, kur turi tik tai kelis įbrėžimus, tai šiaip būklė tokia 6 iš 10, bent vizualiai, 6,5. Žiūrėsim, kaip sukasi, nes irgi 18, jie mėgsta pasilankstyti, tai mesimės ant staklių, užsimesim, pažiūrėsim, kaip atrodo čia. Centrai, mačiau, kaip ir neblogi, nėra išpužoję, tai pliusas, nes Tomas turėjo irgi tokius pačius, tai sakė, centrų problemų buvo pas juos ir čia viskas buvo išpužoję. Nauji visiškai matau dangteliai,
visiškai nori sudėti, tai čia labai gerai pasisekė. Dabar reikia susirasti padangas, padangos MS-ai, žieminės, kažkas tokio, nu, čia jau už pigiausių iš tikrųjų žiūrim, tai apie 2,30, 2 4 vienetai, tai iš tikrųjų bijau prasimest, nes su tom kiniškom esu turėjęs reikalų, užsidedi, jo, gripos viskas gerai, minkštos, bet muša, jos būna tokios, nu, kaina pasako kokybę, tai kur Continentalas, Pirelis ar Goodyearas kainuoja vienetas 120-100 PM, tai čia už visas nuperki už 2,30, tai jo, nesinorėtų prasimest ant to, bet nebus ką daryti, bandysim, nes tikrai čia ta mašina gaunasi pigiai, bet gerai, tai bandysim rizikuoti su tom kiniškom pigiausiom padangom. Tai einam, prasisuksim. Tai sveiki atvykę į mūsų montažkę. Mūsų montažkė yra šiuo metu be elektros, tai pasistačiau lempą ir dabar prasisuksim tuos ratus. Tai nežinau, ką čia gavom, kad nebūtų reikalų, bet tai dabar matau, kad reikalų, jeigu elektros nėra, tai ir mūsų staklė neveikia. Nu, na. Ai, nu kuo daryti dabar? Ir čia laidai bus atjungti. Eik tu, na. Ir aš neturiu tokio prailgintojo, kad nuo garažo. Ble. Gerai. Dabar greičiausiai dirbsiu elektriku. Nes reikia pasijungti elektrą, nes kitaip, nu, niekaip neprasisuksiu tų ratų. Išjungiam šitas šviesas, kad neįkvotum energijos. Tai žodžiu, kokia situacija pas mus, kodėl nėra montažkė elektros, tai mes esam dabar buvusio poliruotojo patalpose, jisai išėjo kitas patalpas, nes, nu, tiesiog taip gavosi ir, žodžiu, jisai išsinešė čia tas savo lempas, kur buvo tą korį pasikabinės ir, žodžiu, paliko tos laidus čia belekai, viskas čia pradėjo to skydiniai sproginėti, tai viską peržiūrėjau. Antanas rado, kad kažkur buvo sujungti laidai vienas su kitu, dėl to ir sproginėdavo saugiklis. Tai tą Antanas sutvarkė, aš padariau čia, kad visos šviesos veiktų, nes čia tiesiog paliko viską, metį ir išvarė. Dabar padarėm kaip reikia ir nežinom, kodėl neveikia ten elektra, bet dabar pabandžiau sujungti čia trifazio ateinamo laidus ir pažiūrim, kas vyksta. Nieko neišmušė, tai jau gerai. Durys prišalė. O, girdėjau garsą. O, vaikinė, turim šviesą. Viskas ramu. Einam, sukt ratus. Čia priekinis, man atrodo. Svarelių nenuimsiu. Iškart prasisuksim su pirštais normaliai, kad įsicentruotumėm, nes būna, kad sukam iš tikro tik tai su kūgiu per centrą šitos pusės, tai ne visą laiką normaliai įsicentruoja. Tai užsidėsim pirštus, tai būtų jau kaip priklauso. Kaip ir tiesus, gražus. Bet jau šalta šaiko šiandien. -17. Blemba jaučiasi. Tikrai jaučiasi. Taip, čia buvo galinės. Paimam dar vieną galinį. Galiniai platesni, jie skirtingų pločių. Truputėlį gavęs, bet labai nedaug. Jeigu muš, tai šitą ratą nuvešim ištiesim, bet čia aš manau, kad nelabai hebra padarys, nes labai minimaliai visiškai. Net truputėlį šaukinėja šitas. Bet manau paliksim, irgi pažymėsiu, kad šitas ratas irgi truputėlį kreivas, tai užsidėsiu iš vidaus taškus. Ir jeigu muš sumontavus, tai tiesiog čia numontuosim greitai, nuvešim ištiesint ir bus ledas.
kreivas. O tie du geri. Šiaip tai 18, nu, dėvėtas ratlankis, visas nukramtytas, nu, aš manau, kad čia yra normalu, kad kažkiek jisai yra kreivas, tikrai nerašysim tam bičiukui, nes čia yra visiškai normalu. Ką? Tai šitus ratus galim pasilikti čia ramiai stovėti ir, na, reik laukti padangų. Iš tikrųjų, gal kitą savaitę nupirksiu padangas, užmontuosim ir uždėsim ant mašinos. O dabar keliamės į vakar dieną, kur buvom Alytuj ir nusipirkom dar vieną reikaliuką mūsų 325D. Tai važiuojam, dabar esam Alytuj, varom pasimt buferį su slenkščiais, tai buferis priekinis, truputėlį palūžęs, bet už 100 eurų. Tai aš manau, kad visai dylas. Pasimsim, nes pigiau nieko iš vis neradom. O buferis M-kinis plus originalus, tai nuvešim, kad sulituotų, paruošim ir nudažysim. Tai manau bus good, liks tik tai galinis buferis ir galinės keleivio durelis. Varom žiūrėti, ką mes čia dabar nupirksim. Atvažiavom į vietą, bet čia taip neaiškiai viskas. Sakė pro dešinius vartus įvažiuoti, įvažiavom ir nieko šiandien. Au. Matyt, čia lyg ir šrotas, ne šrotas. Sveikas. Sveikas. Bandai pataikyti? Ne, mums iššalo čia. Bet ta, šiandien pasidarysiu vietos. Šitas, ne? Čia sutrūkęs, biškį. Ai, čia bandytų dar lipyti kažkas, jau. Ai, tai čia ant pardavimo gal buvo nupirkęs, ne visą? Aš visą mašiną nupirkau, buvo šaldytė, bet reikalai dažėti. Ai. Jo. Savo šitą. Tai realiai čia tas defektas didžiausias, jo? Jo. Jo. Gerai, pasikrausiu. Šitą ar ties lenkščiai nebuvo? Nu, jo. Jo, truputėlį kitaip nelabai kaip ėjo sutalpint, bet šiaip buferis nėra labai jau tokios tragiškos būklės. Apačioje yra tenai truputėlį suvaryta, bet aš manau, lituotojas pilnai sutvarkys. O čia tie slenkščiai, tai irgi manau, kad neblogai. Tai ką, turim buferį, važiuojam atgal į Marę. Čia su fenu atitiesti ir suliet atgal. Gal bus neblogai. Ir dabar nešamės buferį. Tas irgi ten iš tikrųjų skaudžiai pabuvę. Čia, lauk. Čia padėsim gal. Baisus. Čia gal baisiausia. Ir labai, ir čia užpakliuota buvau, čia reikės prišpakliuoti, neblogai matau. Bet čia va didžiausi minusai, čia kaip įsigaudys bus gerai. Apiplovimai yra, čia matau sutrūkę dažai, nežinau ką čia reikės daryti. Guma šitas paliko, iš vidaus, tie priešrūkai, čia kaip ir padoriai stovi, čia prisisukti tik tai reikia. Kaip kitas ir čia tas pats. Nu, bet žodžiu, bendras vaizdas, tai visai man patinka. Dabar įsivarom mašiną į garažą, nes lauke nenori palikti, garaže vietos yra, tai čia užsidarom ir įsistumiam trojkę. Palaukit. Ką? Kur einate? Ką dabar klausote šiuo metu? Ką?
Tai ką, kas laukia mūsų toliau prie šio mašiniuko? Tai žinoma, pirmas dalykas, kas bus, tai chip tuning. Radau jau Hebra, kas užsiima vėl iš rekomendacijų, sakė tikrai neblogai, bet turiu kelis pasiūlymus, iš kurių rinktis, tai net nežinau iš tikro pas kurį varyti, bet maždaug jau linkstu link vienos pusės. Antra, XHP. Turim vieną įmonę čia Marijampolėje, kurie užsiima tuo, tai varysim pas juos, jau susitarėm, šiandien yra penktadienis, mes pas juos varysim pirmadienį ir supūs XHP. Pažiūrėsim, kaip bėgiai atsigaus, pakeisim, manau, tepalą su filtrų dėžės ir bus ledas. Toliau kitą savaitę vėl, kaip minėjau, čipas ir su varikliu bus dana. Tikiuosi atsuksim 200 kW, labai tikiuosi. O toliau kas laukia, tai reikia pirmiausia sutvarkyti faras. Turiu nupirkęs visiškai naujus iš Signedos stiklus. Šiaip žiauriai gera kaina, 38 gal eurai. Visiškai nauji stiklai ir lempos atrodys kaip naujos. Tai abudu stiklai, įsivalysim aišku visus lęšius, pasidarysim tikrai gerą lempų servizą. Tai Signeda žiauriai gerai ties šita vieta. Žiūrėjau galinių buferių M-Pako, nes, kaip matė, turim priekinį, Signedoje nėra galinių, tai labai keista iš tikrųjų, tikrai galvau bus. Tai jo, susitvarkom lempas. Toliau turim, kaip ir minėjau, M-Paką. Tai susilituosim M-Paką, nuvešim ruošt, nudažysim. Aišku, mums reikia dar galinio buferio, tai nusipirksim ir jį. Labai norėčiau į spalvą, galbūt kas nors turit 475 sedano galinį M-kinį buferį, tai tikrai nupirkčiau. Gali būti ir ne į spalvą, iš tikrųjų nupirkčiau ir bet kokios spalvos. Nudažysim. Toliau turim ratus kitus, tai vėl, kaip matėt, uždėsim ratus ir, manau, liks tik salonas. Saloną tai keisiu tikrai apdailą, nes ten yra belekas padaryta. Reikia išvalyti saloną, pakeisti abloškės, nes abloškės irgi dar iš tikrųjų net nerodžiau taip normaliai, bet irgi mirė ten, kaip sudėjo tą ambientą, jas visiškai sugadino, nesulėjo klijais. Tai jo, sutvarkysim saloną. Pakeisim dar galines lemputes, nes irgi ten kažkas nedega, bet čia jau tokios smulkmenos, nesakau, kad čia net, manau, čia net nėra darbas. Tai jo, ir mums reikia dar lempos dešinės pusės dinamiko blokelio, nes irgi rodo, kad klaida, tipo, kad į šonus nesisuko lempos, tai galbūt irgi turit, hit me up. Jo, o toliau, kaip ir viskas aišku, automobilį paruošim, padarysim ir, manau, smagiai palėksim su juo. Manau, padarysim tikrai kontento, pasuksim ratus ir taip toliau. Tai jo, šiam epizode tiek. Labai ačiū, kad palaikot komentaruose, parašot komentarą, nes, realiai padeda tikrai augti į viršų. Spaudžiat laikus, hype mygtuką spaudžiat, tikrai labai padeda iššauti viršų, pamato daugiau žmonių. Tai žiauriai ačiū už tai, ačiū, kad subscribinat, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito video.